Prokrastinacija. Kaip iš jos ištrūkti? Užsirašiau darbo pokalbį, bet neisiu, nesusimausiu. Parašiau straipsnį, bet nepublikuosiu, nes mane išjuoks. Nutapiau paveikslą, bet neparduosiu, nes niekam jis bus neįdomus. Ir taip vėl ir vėl save stabdau. Prokrastinacija yra tarsi didelis skėtis, po kuriuo tūno 3 pagrindiniai įsitikinimai. Pirma, aš nesu sau pakankamas. Antra, baimė būti atstumtam. Trečia, aš esu kitoks ir negaliu užmegzti kontakto. Galima pačiam ieškoti to įsitikinimo, kuris trukdo tau eiti į priekį ir motyvuoti protą veikti taip, kad tu galėtum siekti rezultato. Tačiau yra lengvesnis kelias ir greitesnis, tai hipnoterapija. Hipnoterapijos metu mes surandame po skėčių tūnantį įsitikinimą, jį keičiame. Ir mano įrašyta meditacija padeda tavo protui aiškiai suvokti ir priimti naują įsitikinimą, kas padės tau lengviau eiti į pokytį. Aš, Milda Račiūnaitė, hipnopraktikė, užsiregistruok nemokamai konsultacijai regresinėterapija.lt